pirmą vietą, bet pagrindinis pergalės receptas man buvo tas, kad vitaminas mūsų Vytautas Paulauskas, gerbiamasis Vytautas, išėjo į pliusą, į naudingumas, vėl pasiekė pliusą. Mes nepažiūrėjom iš tikrųjų statistikas. Ne, iš tikrųjų, juokaujam, labai džiaugiamės, kad užmėm šiais metais pirmą vietą. Kiek Ačiū. Betonas komandos vadovas Laurynas, tai yra Simos pirma vieta. Laiką dar. Tokiam normaliam turnyre. Ačiū. Ačiū organizatoriams. Gal ačiū organizatoriams. Super. Kaip sakau, per mėnesį turnyrų gavom tiek naudingų prizų, kiek negavom per visą sezoną nesakysime lygių. Tai ačiū. Iš tikrųjų norim palinkėti organizatoriam, kad galbūt kitais metais jūs organizuosit pagrindinį turnyrą. Ne? Nežinot? Žinot. Tai va, ačiū dar kartą ir Sveikinu su komanda. Visų pirma, noriu pasveikinti važiuovus su pergalė. Rungtynės tikrai buvo gan geros, kietos. O aišku, gaila mūsų pradėjom, iš tikrųjų labai prastai rungtynės pradėjom. Neapsigynėm, gynėmės tikrai labai prastai. Ir paskui kažkur įsivažiavom trečią kėlinį vidurys, gerai, kad sugebėjom sugrįžti rungtynės. Aišku, gaila, kad du žaidėjai patyrė traumą per tas varžybas ir tai dar nebuvo dviejų. Tai gan su ribotais rezervais turėjom žaisti, bet tikrai noriu pasidžiaugti, kad sugebėjom sugrįžti rungtynės. Aišku, ten, kur sužaibė tą paskutinę baudą, nemanau, kad tokiuose momentuose ten galima dar tokios neaiškias baudas švilpti, bet ką padarysi, kas užšaipė, tas užšaipė. Ir tiesiog, sėkmės kitais metais, kas čia žais.